kelias namo. Pastoviai iš darželio tekdavo eiti šito keliu ir pirmyn ir atgal. Ypatingai baisu būdavo žiemą, nes būdavo daug sniego ir dar ryte jis būdavo nenuvalytas. Į darželį reikėdavo eiti labai anksti, nes visi irgi dirbo, nebuvo galimybės pasilikti namuose. Kada eidavai, dažnai labai būdavo, kad išbėgo visokios šunys ir loja. Vieni būdavo tiesiog loja tik tai tam, kad palotų, o kitų charakteris buvo toksai pakankamai agresyvus ir bandydavo įkast. Atsimenu vieną kartą toksai juodas šuo griebė už kojas, bet jisai kažkaip spėjo patraukti ir jisai užsikabino tik tai už juodų kelnių. Ir atsimenu, kaip tas juodas kelnis jisai tiesiog suplėšė. Ir buvo taip gaila, nes kaip tik tuo metu aš jau darželį reikėjo, nori ir nenori, vis tiek reikėjo eiti, nes atgal grįžti jau negalėjai. Auklėtoja tada užsiuvo. Bet žinoma, grįžęs namo aš jau nenorėjau tų kelnių nešioti. Vėliau eidama šito keliu, aš mačiau tokius keistus pasikeitimus, nes čia pradžioje buvo praktiškai tokie tik tai mediniai namai, bet po to jos arba apstatė mūrų kažkokiu, ar jos nugriovė ir pastatė kažką tai visiškai naujo. Ir prie vieno seno namo pamačiau du šunis, vienas toksai senyvas, labai senas šuo. Ir jis labai atrodė keistai, tokiom išverstom akim. Ir mažas šuniukas. Tas šuniukas buvo absoliutus kontrastas tam senam šuniui. Tas mažas šuniukas jis toks buvo linkęs bendrauti, o tas senas tokiu agresyviu žvilgsniu žiūrėjo ir sakė, liktai sakė, kad nesiartink. Bet žinoma, kelias jisai dar būdavo to įdomus, kad labai pajusdavo, kuo tu esi apsirengęs. Būdavo botai, būdavo kažkokie šilti batai, arba būdavo atvirkščiai, tu bėgi ir ten labai lengva, nes vasara šilta ir tau nereikia kažkaip jaustos to sunkumo, nes žiema dar jinai to nebūdavo nepatogi, kad aš visą laiką jausdavausi toksai sunkus. Nes reikėdavo visko apsirengti. Ir ko gero ir dabar aš dėl to nemėgstu kailinių, nes sunku nešioti sveikinimą kailį.